JAV prezidentas Barackas Obama laimėjo antradienį vykusius įtemptus JAV prezidento rinkimus. Nuo antro pasaulinio karo tai tik antras kartas, kai Demokratų partijos atstovas laimi antrą kartą 4 metų kadenciją Baltuosiuose rūmuose. Romney didelę rinkimų kampanijos dalį lipo prezidentui ant kulnų, tačiau nepaisant jo važinėjimo į tokias svyruojančias valstijas kaip Koloradas, Ohajas, Florida, Virdžinija ir Ajova, Obama šiuose svarbiuose rinkimų kovos laukuose išsaugojo savo persvarą. Į Lietuvos ambasados Baltarusijoje teritorijoje antradienio vakarą buvo įmesti 2 vadinamieji Molotovo kokteiliai. Juos užgesinus didesnės žalos pavyko išvengti. Trečiadienį patvirtino ambasadorius Linas Linkevičius. Ambasadorius sakė, kad incidentas įvyko apie 22 val. 45 minutės vietos laiku. Tuo metu jis pats buvo pastato viduje. Molotovo kokteiliais vadinami buteliai su padegamuoju skysčiu įmesti per ambasadą juosiančias tvorą. Diplomatas teigia neturėjęs jokių prielaidų, kad taip gali nutikti. ES Baltarusijai taiko sankcijas dėl autoritarinio prezidento Aleksandro Lukašenkos susidorojimo su opozicija ir žmogaus teisių gynėjais. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl įvykio Baltarusijai nusintė notą. Projekto Lietuvos balsas nugalėtoja Julija Jegorova nusprendė nebedalyvauti šių metų Eurovizijos dainų konkurso nacionalinėje atrankoje. Praėjusį šeštadienį atlikėja pristatė dainą I'll Carry You. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, dėl apmaudžios užsienio kompozitorių klaidos šis kūrinys pažeidžia konkurso taisyklės. Nors Julija turėjo galimybę dalyvauti atrankoje pasirenkant vieną iš nepriklausomų kompozitorių konkursui siūlytų dainų, atlikėja šią galimybę nusprendė nepasinaudoti. Šiuo metu Julija Jegorova visą savo dėmesį ketina sutelkti į būsimo debiutinio albumo įrašus bei pristatymą, o daina I'll Carry You taps vienu albumą pristatančiu singlu. Į kitos kadencijos parlamentą išrinktiems Seimo nariams trečiadienį įteikti Seimo nario pažymėjimai. Kaip sakė vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, išduotas Seimo nario pažymėjimas suteikia teisę prisiekti. Tik po priesaikos parlamentaras įgyja visus tautos atstovo įgaliojimus. Vaigauskas prieš įteikdamas Seimo nario pažymėjimus pastebėjo, kad pirmą kartą šis dokumentas teikiamas visų 70 daugiamandatinėje apygardoje į Seimą ateinančių parlamentarų išrinkimą apskundus Konstituciniam teismui. Seimas antradienį nutarimu kreipėsi į Konstitucinį teismą išvados dėl Seimo rinkimų rezultatų. Jonas Valančiūnas sėkmingai įrodinėja, kad ne veltui iš jo daug tikisi krepšinio specialistai. 4-osiose rungtynėse per karjerą NBA naujokas iš Lietuvos per 32 minutės Oklahomos Thunder krepšį įmetė 18 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Jis buvo rezultatyviausias komandoje. Nepaisant gero lietuvio pasirodymo, Toronto Raptors 3 kartą šį sezoną turėjo pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 88-108. Bratislavoje vykstančio teniso turnyro pirmajame rate antradienį lietuvis Ričardas Berankis 3-6, 6-3, 4-6 pralaimėjo 163 pasaulio raketai savo bendraamžiui rumunui Mariui Kopilui. Mačas truko 1 valandą 41 minutę. Lietuvos tenisininkas atliko 11 neatremiamų padavimų, o jo varžovas net 20. Šeštoji turnyro ir 92 pasaulio raketė 22 metų Berankis pernai šiame turnyre pasiekė finalą. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo alfa.lt informaciją.